Aš 19 metų atsidėjęs, be išėjimų. Sėdžiu už nužudymus, man dėl to nusikaltimo nei kiek negaila. Nes aš darysiu dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Kalimo įstaigų mane valstybė sugadino mano gyvenimą. Kuria prasme privartavo? Nu, tiesioginė prasme. Seksualiai? Taip. Žiūrkė ant kampo invarykit. Puls ant žmogaus ar nepuls. Tai va tai pas ir mes esam kiekvienas kalinys žmogus. Jeigu aš tai išgyvensiu, visuomenė pasišlistės visais pareigūnais, kad jie atlieka savo darbą įkalinimo įstaigų. Tai aš atkentiesiu ir aš gaudysiu tos pareigūnus laisvėj ir juos medžiosiu. Ir jiems atsikeršinsiu už tos dalykus, ką aš teko man kentėti šitoje įstaigoje. Aš kerštingas žmogus. Žiauriai kerštingas ir aš savo padarau visą laiką ištiesiu savo pažadą. Aš išeisiu, taip, aš išeisiu, aš viską dabar stengsiu daryti, kad aš išeisiu laisvę. Kuriems pareigūnams aš būsiu pavojingas laisvė. Taip, nebent mane nužudys iki to laiko. Aš to nebijau, aš nebijau mirti. Būkim bėdini, bet teisingi. Tu turi daryti, už save kovoti, nesvarbu, gausi nuobaudą, negausi nuobaudą, bet turi kovoti. Kiti kaliniai žiūri, o jeigu tu ten suplyšęs, ten kažkaip vaikščiosi, tai nu tavęs kaliniai nusitrauks, sakys, o ten lauka, tai žiūrėk, kažkokius gaidys. Menas meluoti, kad pasiekti savo. Sėdi ragelį, pasiemi ir pradeda apgaudinėti, nes tu nori parūkyti, nori apsirengti. Labą dieną, Jonas Dudaičius, antras Pravieniškėse sėdžiu. Atlieku bausmę. Kiek laiko kalite? Jau 19 metų. Tai 25 metų sėdot į kalėjimą. Nu, taip. Už ką sėdit? Sėdžiu už nužudymus, tiksliau, už vieną nužudymą, kitas yra gyvas, bet aš nuteistas kaip ir už negyvą žmogų. Tai pasikėsinimą gal? Ne, už nužudymą gavau 10 metų. Gavau uždaro režimo 10 metų, atlikau Vilniaus Lukiškių kalėjime, o tas žmogus yra gyvas ir šiuo metu yra šitose Pravieniškėse. Atlieka kitą savo bausmę, gyvas, kaip ir nieko, nu, atrodo, kad valstybei yra, nesuprantu dalyko, žmonės turi atsidėti už tą, ką nepadarė, už pasikėsinimą 10 metų, daleiskim, bet nuteistas turiu straipsnius, turiu nuosprendžius, galėčiau atnešti, parodyti. Yra parašyta už nužudymą, kas sėdžiu. Nors tas žmogus realiai yra gyvas, yra Tarnavojus, vardą pamiršau, Tarnavojus pavardė, jisai iš Klaipėdos. Marijampolėje čia buvom 2009 metais, aš jį sumušiau už tai, kad jisai kabinėjosi, viską ėjo kaziolinti operams, bet čia pats užsirovė, buvo perspėtas ne vieną kartą, bet žmogus liko vis tiek. Jis man per teismą dovanojo, atleido, bet teismui buvo neįdomu, davė 25 metus iš kartui. Be žmogus gyvas buvom, tai dabar atlieka čionais ir viskas yra gerai. Bendravėt su juo? Ne, nebendravęs paprasčiausiai. Jeigu bendraučiau, aš jį užmušiau vien dėl to už tai, kad aš jau už jį sėdėjau. Mano gyvenimą jisai sušiko, o žmogus gyvas, o aš laisvės net nematau. Čia dadėjo man dabar pagavo Pravieniškėse trečiose stalčiui. Prisipažinau, nes greičiau norėjau, kad nutrauktų bylą, ten porą kasiakų dūmų. Tai dadėjo man 22 paras prie bausmės. Šitoj įstaigoj man davė uždaro 4 metus už tai. Teismas mane nuteisė, tik 22 paras dadėjo prie mano srauko, man nesumažėjo, nepadidėjo, padidėjo tik 22 dienas. O aš čia į šito įstaigų dar gavau 4 metus uždaro. Tai aš įsivaizduoju, kad per šį sroką sėdėjimą turiu atsidėti 14 metų uždaro režimo. Tai dabar yra su uždaram. Tai dabar ir uždaram ir... Taip, suvaržytas, su laisvė, nei kompiuterių, nei nieko, nei darbų net negaliu gauti. Turiu raštiškai gavęs atsakymą, kad nėra laisvų vietų ir panašiai. Bet aš tai girdžiu jau nuo 2009 metų. Tai per tuos 15 metų taip negavo darbo jokio? Ne, Lukiškėse sėdėjau, operai, režimai, dabar yra departamente dirba, tai čia Špokas ir Algis Burba,
Jisai važinėjo po įstaigas, naktim tikrina panašiai, jisai net nustebė, čia buvau naktį nemegojęs, kaip tik duris atidarė, net nustebė, kad esu jau įkalinimo įstaigoj. Bet man jie neleido dirbti. Neva esu pavojingas, tai kom aš esu pavojingas už kitus nuteistosius, daleiskim, pažiznikai darbus turi, dirba. Kiti 5 metus turi sroko, ten 6, 3 metus, daleiskim. Jiems valdžia leidžia gauti darbus. O man reikia sėdėti 32 metus be išėjimo į laisvę, nors teigia čia Lietuvoje, kad žmogus negali daugiau sėdėti be išėjimo 25 metus arba gyvą galvą. Tai vadinasi, man iki laisvės turėtų likti pagal įstatymus, pagal Europą tik tai 5 metai, beveik 6 metai. Beveik. O kiek liko? O dar liko 12 metų. Nes tai yra, nesuvokima. Aš, pavyzdžiui, nesuvokiu tokių dalykų. Aš laisviai, būdamas, padariau kelis nusikaltimus, o mane sugadino visą gyvenimą įkalinimo įstaigui. Nes įkalinimo įstaiga turėjo, kaip? Jie už tai gauna pinigus, jie turi prižiūrėti tvarką, kad neįvyktų kokios nesąmonės, ten muštynės. Ragelius atiminėja, bėgioja, kai tarakonai atima iš visų. Prisigėrė žmogus, iškart izoliavo, bum, viskas. Užkaifavo, viskas, žmogaus nėra, jisai izoliuotas. Tai kaip tada įkalinimo įstaigų galima daryti nusikaltimus? Aš to nesuvokiu, tai kur pareigūnai tada žiūri? Tai kaip daro tos nusikaltimus? Jūs sėdit seniai, tai matot? Tai taip, aš matau pasikeitimų labai daug. Iš pareigūnų pusės irgi labai daug. Jie žvėrys yra. Kodėl tai? Kaip? Jie patys šitoj įstaigų irgi buvo sugauti su kaifais, su narkotikais, stalčių įrodymai buvo rasti. Dabar dirbau pirmam pataisos namuose tie pareigūnai. Kaip nieko, jie tik nenubausti, jie savo darbą turi. Jie vėl toliau pareigūnai, toliau savo tos operatyvinius darbus dirba, viskas yra idealu. O visuomenė teigia, kad mes esame žvėris. Tai ko mes žvėris, jeigu mumis ateina situacija, ateini pasakai, prašau iškelk mane iš to būrio, nes aš nenarkomanas, padarysiu nusikaltimą. Jie nekelia. Parašiau į departamentą, čia buvo 2009 metais, kad padarysiu nužudimą, jeigu laikysit mane narkomanų būry. Nereagavo. Atėjo atsakymas iš departamento, tai čia sprendžia įkalinimo įstaiga. Kreiptis įkalinimo įstaiga. Jie nieko nesprendė, jie norėjo, kad įrodyčiau, kad aš tai sugebu padaryti. Tam būry aš padariau tą nusikaltimą, už katrą aš sėdau čia. Čia kurie įspėjo. Jo, taip. Ir kas yra? Tai vadinasi, teismai net nereaguoja, už ką tu... Svarbu, kad pareigūnai ar ten surašė už ką, dėl ko tave uždaro arba sulaikė. O dėl ko įvyko įvykis, jie nesikrapšto, jiems neįdomu yra. Nes tu įkalinimo įstaigai, be žodžių. Aš buvau pasikoręs, pavyzdžiui, Marijampolės pataisose, namuose buvau pasikoręs 2020 metais. Yra bylose nurodyta, aš 6 dienas komui gulėjau panašiai. Irgi buvo situacija, patys pareigūnai išprovokavo. Patys pareigūnai išprovokavo ir paskiau paleiskit. Mane uždarė, neva už kitų atėjusių pasiskusti. Tai ne tai, kad pasiskundė, kad daleiskime, aš kažką tai gal noriu sumušti, ar kažkas tai tokio, tai turėtų įsikviesti abudu ir įsiaiškinti. Ne, mane paėmė izoliavo, aš klausiu, dėl ko izoliuoja. Ir jie sako, žinot, įsivaizduokit ką. Sako, čia direktorius, kada grįž po 48 valandų, mes tave paleisim. Dėl ko uždarė, man net nieko neaiškino. Tai buvo vakarienė, sakau, vakarienės nevalgysiu, nes lavonai nevalgo. Atsiprašant, tu žodžiu, sakau, nenoriu mirti, apsišykis. Nepaleisite, būsiu lavonas. Jie sako, daryk, ką tu nori. Bet tai nesakėt, kad eisit kartis? Sakiau. Sakėt taip? Taip, tiesiai šviesiai buvau pasakęs, perspėjęs. Jiems neįdomu. Šito įstaigų irgi čia neseniai buvo pasikorę žmogus 9 būry biuros. Ar 2 žmonės, vieną atgaivino. O galvoju, čia šiaip savo karėsi žmonės. Tikrai ne šiaip savo. O pareigūnai irgi net nepaaiškins, nes jie patys sadistai yra. Ir ką jūs įrodėt? Ką įrodžiau? Įrodžiau, kad aš tai sugebu, aš už savo žodžius atsakau. O pareigūnai tai nesako, jiems tai neįdomu. Mūsų gyvybė yra, nulis. Mes šiandien vienas pasikarsta, ten kitas pasikarsta, tai kitų atveš.
Nu, bet čia kvailas sprendimo būdo. Nu, o tai kai tada mums save kažką tai įrodyti ar ten dasiekti, jeigu mūsų negirdi. Žmonės pjaustosi, kiti karisi, kiti perdozoja. Kaip tada pasiekti tą, kad tave išgirstų? Tai dabar aš prašau, šitiek metų galite atkreipdėmėsi, visas medžiagas galite iškapstyti. Kiek metų prašau darbų? Lukiškėse sėdėjau lygiai 10 metų. Pakelkit bylas, kiek mano yra prašymų parašyta, kad man duotų darbą. Atvežtas 19 metais į Marijampolės pataisos namus. Ten atkreipkite dėmesį, visi į popierius kelkit, duodu diev, aš galiu net numirti. Visus medžiagas atkraukit, kiek metų tenais prabuvau, kiek mano prašymų parašyta, kad man skirtų darbą, nes aš turiu didelį sroką, noriu save įsilaikyti, noriu ieškinius išmokėti ir panašiai, kad man antstoliai neaugintų palūkanas. Negavau darbo. Esu kažką tai valdžiai neįrodęs, nenusipelnęs, neįrodęs. Ir sakė, kad pavojingas. Tai pavojingas, už mane tada vadinasi... Tai gerai, taip, bet jūs pavojingas gal ta prasme, kad kitą kalinį užpuolėt įkalinimo įstaigą. Tai automatiškai gali... Jeigu mano pačiam prieš mane šoka muštis ar ten panašiai, tai ką man daryti? Tai yra čia sąlygos sudarytos tam, kad kaliniai tarp kalinių pyktusi, pjautusi. Vieni gali, aš jau mane vadins dabar ožių, daleiskim, ne? Tai gal vadina, vieni su pareigūnais dirbo kaliniai. Vienus kitus pridavinėja. Tai čia ožiai. Jo, ne, tai čia jie pagal mumis jie turėtų būti ožiai, ne aš. Bet jie yra šventi, jūs pasižiūrėkite, jie visi dirbo. Anksčiau laiko namo eina, man niekas neina, man lėktinis paleidimas neina, man pakelės namai neina, man atostogų išeiti namo neina, man niekas neina, man konsas. Tai vadinasi, nu ką, aš esu izoliuotas ir negaliu savo taisytis, į laisvę netgi ten daleiskim, ruoštis, išmokti, dirbti kai kiti. Mar šitiek metų, tai kažką tai turiu, kažką tai turėti ar ne?